Labą dieną, esu Simona Kamarauskaitė ir kaip jau ir pristatė šiandieną mano mokslinės minties šventės straipsnio tema yra prieglobsčio prašytojų materialinių priėmimo sąlygų problematika Lietuvoje. Savo straipsnio temą norėčiau pristatyti pradėdama nuo straipsnio aktualumo, o paskui pereisiu prie kiekvienos išnagrinėtos materialinės priėmimo sąlygos, problematikos, išvadų bei išvadų pagrindų keltų pasiūlymų. Taigi, pradedant nuo aktualumo, paminėtina yra tai, kad ES lygmenių prieglobsčio prašytojų materialinės priėmimo sąlygas reglamentuoja ES direktyva dėl minimalių priėmimo normų. Ir šiandien mes jau turime antros kartos ES priėmimo sąlygų direktyvą. Ir šiame kontekste iki 2015 m. Liepos 20 dienos Lietuva, kaip ir kitos valstybės, yra įsipareigojusios perkelti į savo įstatymus bei kitus teisės aktus antros kartos priėmimo sąlygų direktyvos nuostatas. Kitas svarbus dalykas apsprendžiantis mano temos aktualumą yra tai, kad paskaičius Europos komisijos ataskaitą Europos tarybai bei parlamentui pasidaro labai akivaizdu ir aišku, jog Europos komisija Lietuvos materialinės prieglobsčio prašytojų priėmimo sąlygas vertina išties neigiamai ir jas prilygina su Graikijos valstybe. O kaip žinia, apie Graikijos valstybę turbūt ne vienam girdėta, kokia yra situacija. Sakykime, iš Europos žmogaus teisių teismo sprendimo MCC prieš Belgiją ir Graikiją bylos 2011 metų buvo nuspręsta ir nuo to laiko tiesiog valstybės, ES valstybės nustojo netgi siųsti į Graikijos valstybę prieglobsčio prašytojus. Tai Lietuva yra sulyginama su tokia valstybė ir tai man sukėlė susidomėjimą ir toliau jau pradėjau domėtis Lietuvoje esančią situaciją. Ir netaip ir seni įvykiai yra tie, kad Žmogaus teisių stebėjimo instituto ataskaitoje vienas iš prieglobsčio prašytojų atrodo taip po to, kai Valstybės sienos apsaugos tarnybos ir užsieniečių registracijos centro pareigūnai patikrino užsieniečių registracijos centro patalpas. Taigi, esant tokiam temos aktualumui, norėčiau pereiti prie kiekvienos iš materialinių priėmimo sąlygų problematikos. Pirmiausia, kas tos materialinės priėmimo sąlygos? Tai ES priėmimo sąlygų direktyvos 2 straipsnėje J punkte yra įtvirtinta, kad materialinės priėmimo sąlygos tai yra 4 prieglobsčio prašytojų teisės. Tai yra teisė į būstą, teisė į aprangą, teisė į maistą bei teisė į dienpinigius. Taigi, pradedant nuo teisės į būstą, situacija Lietuvoje yra tokia, kad yra 2 centrai, kuriuose prieglobsčio prašytojai turi teisę gyventi. Tai yra pabėgėlių priėmimo centras, kuris yra Rukloje, ir užsieniečių registracijos centras esantis Pabradėje. Bet praktika tokia, kad pabėgėlių priėmimo centre Rukloje gyvena tik tai nelydimi nepilnamečiai bei prieglobsčio prašytojai, kurie po migracijos departamento priimto galutinio sprendimo įgauna papildomos apsaugos arba pabėgėlio statusą. Tuo tarpu visi kiti prieglobsčio prašytojai, įskaitant ir pažeidžiamas jų grupės, gyvena užsieniečių registracijos centre. O pats užsieniečių registracijos centras, kaip tokia institucija, yra nelaikomas socialinė įstaiga ir pačios priėmimo sąlygos jame tiek higienos prasme, tiek buities prasme, remiantis įvairių prieglobsčio teisės specialistų darbais, yra itin žemos.
Taigi ir pats, sakykime, Lietuvos Respublikos įstatymas dėl užsieniečių teisinės padėties, jis įtvirtindamas savoką, kas yra tas užsieniečių registracijos centras, ir panaudoja žodį sulaikymas, kad tai yra kaip sulaikymo įstaiga. Taigi pats įstatymas lyg ir teigia, kad tai kaip ir nėra tinkama ir sociali įstaiga gyventi prieglobsčio prašytojams. Tai mano išvada ir būtų tokia, kad šią praktiką Lietuva netitinka priėmimo sąlygų direktyvo preambulės 7 punkto, kuriame yra įtvirtintas reikalavimas dėl oraus ir nežeminančio gyvenimo lygio, bei 13 straipsnio 2 dalį pažeidžia, nes užsieniečių registracijos centras netitinka ir sveikatos būklės atitinkančio gyvenimo lygio reikalavimo. Ir mano keliami pasiūlymai būtų visų prieglobsčio prašytojų arba bent pažeidžiamų asmenų perkeliamas į pabėgėlių priėmimo centrą, kuris yra Rukloje, arba savarankiško gyvenimo visiems prieglobsčio prašytojams suteikimas. Kita problema teisės į būsto srityje yra ta, kad Lietuva išskiria teisėtai į Lietuvą atvykusius prieglobsčio prašytojus ir neteisėtai. Tai neteisėtai atvykęs prieglobsčio prašytojas, sakykime, yra toks asmo, kuris neturi asmens, sakykime, paso. Ir tokiam prieglobsčio prašytojui automatiškai Lietuva nesuteikia galimybės gyventi savarankiškai, neleidžia, sakykime, išsinuomoti būsto pačiam. Ir jis yra priverstas gyventi užsieniečių registracijos centre. Tuo tarpu teisėtai atvykę prieglobsčio prašytojai turi tokią galimybę, savarankiško gyvenimo galimybę. Ir paskaičius pamatinį pabėgėlių teisės srities dokumentą 1951 metų konvenciją dėl pabėgėlių statuso, galima teigti, kad Lietuva savo šią praktiką kaip ir pažeidžia šios konvencijos 31 straipsnį, nes šiame straipsnėje reglamentuota, jog susitarančios valstybės neskiria nuobaudų už neteisėtą įvažiavimą ar neteisėtą buvimą jų teritorijoje esantiems pabėgėliams. Ir aš rekomenduoju išeiti iš šios problemos tokią, kad turėtų būti keičiamas užsieniečių teisinės padėties įstatymo 79 straipsnis 2 dalis, nes šioje dalyje yra parašytas žodis tik teisėtai į Lietuvos Respubliką atvykęs prieglobsčio prašytojas, tai reikėtų, mano manimu, pridėti žodį ir neteisėtas. Ir tas pats adekvačiai yra prieglobsčio prašymų nagrinėjimo tvarkoje 24 punkte. Yra paminėta žodis, kad tik tai teisėti prieglobsčio prašytojai gali gyventi savarankiškai, tai rekomenduočiau įrašyti žodį ir neteisėtai. Kita materialinė priėmimo sąlyga yra prieglobsčio prašytojų teisė į maistą, o šioje srityje taip pat prieglobsčio prašytojai susiduria su sunkumais. Tai konkrečiai būtų prieglobsčio prašytojai, kurie išpažįsta kitą religiją, sakykime, musulmonai, jie gauna užsieniečių registracijos centre, sakykime, kiaulieną, juodą duoną, kurios jie nevalgo. Ir tokiu atveju Lietuva neatsižvelgia į tokių asmenų poreikius, bet pasinagrinėjus Europos žmogaus teisių teismo praktiką, aš pasiremiau Jakobski prieš Lenkiją byla, 2010 metų byla. Joje buvo nustatyta, kad valgymo įpročių laikymasis yra tiesioginė religinių įsitikinimų išraiška, jeigu iš tiesų šios pareigos yra laikomas iš religijos kylančių įsitikinimų ir iškvėpimo tai religijai. Taigi, vėlgi Lietuva savo praktikoje pažeidžia Europos žmogaus teisių konvencijos 9 straipsnį, minties, sąžinės ir religijos laisvės straipsnį. O mano rekomendacijos iš tokios situacijos ir tokios problemos būtų tai, kad užsieniečių registracijos centras galėtų keisti centralizuotą maitinimo sistemą,
ir atsižvelgti į visų prieglobsčio prašytojų, išpažįstančių ir kitokią religiją poreikius. Arba centralizuota maitinimo sistema galėtų pakeisti piniginės išmokos mokėjimu. Trečioji materialinė prieglobsčio prašytojų priėmimo sąlyga yra teisė į aprangą. Šioje srityje taip pat yra keletą problemų. Tai remiantis tiek užsieniečių apgyvendinimo, užsieniečių registracijos centre tvarkos aprašų, tiek užsieniečių apgyvendinimo pabėgėlių priėmimo centre tvarkos aprašų. Prieglobsčio prašytojų teisė į aprangą yra įgyvendinama Lietuvoje pagal valstybėje esančias galimybes. Ir akivaizdu yra tai, kad esant tokiai neimperatyviai teisės normai, Lietuvos praktikoje vėlgi yra galimi tiek šios teisės įgyvendinimo, tiek neįgyvendinimo atvejai. Ir anot prieglobsčio teisės specialistų, teisė į aprangą Lietuvoje yra įgyvendinama tik dėl nevyriausybinių organizacijų pagalbos, tokių kaip Lietuvos Raudonasis kryžius ar Lietuvos Karitas. Išvada iš šios situacijos, šioje situacijoje būtų tokia, kad Lietuva netinkamai vėlgi gyvendina priėmimo sąlygų direktyvos 13 straipsnį 1 dalį, nes joje yra aiškiai įtvirtinta, kad valstybės, o ne nevyriausybinės organizacijos turi užtikrinti, jog prieglobsčio prašytojai turėtų galimybę naudotis materialinėmis priėmimo sąlygomis. Ir rekomendacija mano būtų piniginės išmokos mokėjimas arba atitinkamo mechanizmo sukūrimas, kuris užtikrintų šią prieglobsčio prašytojo teisę. Ir paskutinioji materialinė priėmimo sąlyga yra teisė į dienpinigius. Šioje srityje yra dvi problemos. Visų pirma yra tai, kad prieglobsčio prašytojai dienpinigius gauna remiantis jau nebegaliojančių teisės aktų, nėra galiojančio teisės akto, vadinasi, vėlgi tikrai praktikoje atsiranda piktnaudžiavimo atveju, kada jie pašalpos negauna. Ir kitas dalykas, mokama pinigų suma prieglobsčio prašytojams yra 35 litai mėnesinė suma. Jos turi užtekti tiek higienos reikmenims, tiek medikamentams, tiek, sakykime, vaikų mokymosi reikmenims. Bet šalia to, kad Lietuvos prieglobsčio sistema ir materialinės priėmimo sąlygos turi trūkumų, kartais jiems iš šios sumos tenka nusipirkti ir tinkamą maisto, sakykime. Taigi mano išvados būtų dvi. Pirmiausia, kad Lietuva turėtų reglamentuoti šią prieglobsčio prašytojų priėmimo sąlygą ir įtvirtinti po įstatyminiu teisės akto lygmeniu. O kita išvada būtų ta, jog 35 litai yra nepakankama suma būtent pasiekti priėmimo sąlygo direktyvos reikalavimus dėl oraus, nežeminančio bei sveikatos lygį atitinkančio gyvenimo lygio. Taip, tai būtų tiek, tada ačiū labai.